Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu koks dabar paros metas, ačiū, kad įsijungėt MC Forza kanalą. Ir su jumis, kaip visada, šiandien už mikrofono sveikinasi Karolis. Grįžau su nauju video, tai yra Minecraft privataus serverio HardMC Pros. Ir yra daug naujienų, nes pagaliau serveris hostinamas, tai va čia šiandien nedaug iš tikrųjų žaidėjų, tik tais dabar mes 3 esam. Bet nieko tokio, visai čia normaliai žaidžiam, o šiaip serverį yra daugiau žaidėjų, tai descriptione bus jų sąrašas. Tai mano namuose, kaip matot, nelabai kažkas tokio pasikeitė, čia vėjas naugolimas yra. O čia pati mano linksmiausia namų dalis, tai yra liftas. Ateinat, atsistojat, paspaudžiat mygtuką. Au. Bel. Na, paspaudžiat mygtuką ir tada man... Au. Ok, viską susitvarkiau, ok. Ta viena žodžiu liftas, čia viską. Ir dabar serverį, va, žmonės yra, šiaip jų yra daugiau, tai, kaip sakiau, paliksiu tą description'e, o dabar nebent galiu parodyti. Ką mes gero nuveikėm, tai nelabai kažką, nauji žmonės prisiminėjo, plus anketa dabar perėjo į kitą platformą, tai ten šiek tiek pasikeitė, dabar turi tiesiog atsisiųsti, užpildyti ir man nusiųs. Ir manęs kažkas prašo. Hoske, labas. Mes kol kas nesikalbam. Ir aš iš tikrųjų galiu, manęs ką tik paprašė padaryti takelį nuo manęs iki jo. Tai mes tą ir galim padaryti dabar iš tikrųjų greitai. Taip, kadangi turim gerą šavelį, iš tikrųjų galim iš karto ir pasidaryti. Iš tikrųjų niekas nežino, kad dabar aš filmuoju video, tai nu tai aš jam parašysiu vienu žodžiu. Dabar tik tą keliuką pasidarom. Ir greitai čia, nes nelabai matot video, svarbu. Matot, kaip aš dėl jūsų stengiuosi. Ką jūs dėl manęs padarot? Nu bent subscribe paspauskit, nu. Negi taip gaila. Nu va, maždaug šitaip. Kodėl jis mane Frosčiu vadina? Damn. That's ain't nice. Aš dabar filmuoju, tai nebent vėliau. Moku rašyti vėliau. Amen. Na, vienu žodžiu, čia plus mano mainas yra, čia maininos kažką. Čia va viskas kaip po senoviai, ten kiti gyvena. Ir ką dabar, čia yra mapas, visos apylinkės, tai ką nebent galiu pasakyti, ja. Tai į va šitą va pusę, čia yra pelkės ir maždaug Dark Oak Forest. O, sveikas YouTube. Tai va, vienu žodžiu Dark Oak Forest ir tenais gyvena Goatville ir Rytis Slime. Tokie vat playeriai ten gyvena. Vienu žodžiu, gal kitam video parodysiu, dabar nelabai turiu laiko. Ir šiandien ką mes iš tikrųjų darysim, tokio žiauriai įdomaus, tai pabaigsim end portalą, nes man pritūko vienos vienintelės ender akies. Ir tiek. Beje, atranka iš tikrųjų tęsiasi ir labai daug kas... How the fuck? Nu gerai. Labai daug kas užsidomėjo, labai daug kas nori į serverį ir vienu žodžiu... Serverį, aš manau, maksimum bus kažkur 25 žmonės. Tai jau 20 yra. Ta prasme, su visais kandidatais, su visais. Tai vienu žodžiu, taip kad paskubėkit, nes dabar, nu, 5 žmonės tebe galės prieiti į serverą. Nu, tai kas nėra labai smagu. Ta, plus, iš tikrųjų galėčiau dar parodyti vieną dalyką. Tai, kaip prisimenat, mūsų pagrindinė bazė būdavo po žeme. Po žeme, ne, viską ten normaliai būdavo, jo, viską, bet ten nelabai ir gražu ir kažką. Nes esmė ta, kad dabar mes kelsim į va šitą va vietą pagrindinę bazę.
Nu, slinkis, greičiau, eik karkly. O, praėjo, maladėts. Taigi. Bla 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 bla. Na 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 na. Fuck off. Nu va. Mūsų arklys, mes galim pro čia praeiti pro tuneliuką. Va, tuneliukas yra. Čia plius gyvena toks serverio žaidėjas šlangas ten toliau. Ir čia, kaip matot, kas čia per padaras, tai bus milžiniška bazė nauja. Tai va, matot, čia susijungs jie visi. Čia tokios 3 kolonos, čia viską. Dabar iš tikrųjų galėtume nuvaryti iki šlango namų, kurie nelabai ir toli yra. Čia kažkur, vat, gal aš geriau pro čia praeisiu. Štai šlango namai, jis kol kas dar tik kūrėsi, jo iš tikrųjų vardas Danilas. Aš dariau su jo video, bet ten, vienu žodžiu, ten tokia nesąmonė biški gavosi. Nes kažko labai lagino, nepatiko man. Ir ištrynėm tą video. Jezus, oi, mirsiu tai. Aha. Not so good at all. Gerai. Žodžiu, dabar ką darysim, tai nuvarysim iki pabaigos portalo. Ir pamatysit, kur jis yra. Velnas. Net neužlipu. O, maladėts. Malačius arklys. Malačius. Čia, kaip žinot, gyvena Aurimas šitoj vietoj. Sėklų mums nereikės. If you know what I mean. Ir čia netoli jo iš tikrųjų buvo tas portalas. Gal netgi daug arčiau jisai buvo, bet mes čia išėjom ir ieškot. Ir artimiausias buvo čia. Tai, nu, žodžiu, matot, keliaujat pas Aurimą, varom. Ir BAM! Čia yra kažkoks nuėjimas. Jūs galvojat, okei, nu tai nuėsim šitų nuėjimų. Ta mes ir darom. Plus dabar kažko serveris šiek tiek užstrigo, nes mobų nelabai spawnina. Kas nėra taip smagu. Na štai. Tai maždaug čia yra portalas gale. Ir pamatysit, ko nematė. Ta, čia yra pabaigos portalo. Oh yeah. Vienu žodžiu, palaukit. Čia yra po vandeniniu, kas nėra taip smagu. Tadan! Turim! Oh my god. That's so nice. Jūs įsivaizduojat, kas dabar yra? Oh my god. Vienu žodžiu, turim pabaigos portalą pagaliau. Iš apačios jo kažkodėl nesimato. Svarbu nepašokti, neįkristi jį, nes prarasim viską, ką turim. Ir tą progą, iš tikrųjų, kadangi greitai Velykos, tai galim kiaušinį išmest. Na va, žiūrėkit į portalą. Tekšt. Sudužo. Nedėkingasis kiaušinis. Ta. Na va, padarėm tokį didelį darbą. Tai kitas video bus tada, kai varysim į pabaigą. Kol kas serverį dar šiek tiek tvarkom. Ir iš tikrųjų, ką čia dar veiksim, tai statysim dalykų įdomių. Visokių, o dabar visi pagrindė kūrėsi, renkasi, nu žinot, resursus, viską, nes visi dabar praktiškai yra naujokai. Ir iš tikrųjų, aš dabar galiu atsiverst sąrašą jų. Taip pat. Ok, tai aš dabar turiu žaidėjų sąrašą ir galiu jums tiesiog paskaityti. Dabar filmuoja. Tai žaidėjai, visų pirma esu aš, MC Forsas, Auris 2222, PC Gamer LTU, Irmis, Hoske, Šlangas, Porman, Crolision, Gaudvilė, Slimecraft, Ryti Slime, Hoske, Povilas P ir kažkoks men, neprisimenu tiksliai vardo, 3000. Taip pat į serverį ateis Laura. Tik nežinau, koks nikas bus. Nežinom. Ant žodžiu, va, galim sugrįžti. Tai tokios iš tikrųjų naujienos apie serverį čia. Dieną būna daugiau žmonių ir visokių įdomybių būna. Labiau į dieną. O dabar, kadangi vakare, tai nieko įdomaus aš jum ir kažkaip negaliu labai parodyti.
Vienu žodžiu, laukit šitų serijų. 5 vietos liko. Registruojamės visi. Visi. Staigi, registruokitės, nes... Nu, tiesiog nebeliks vietų ir tiesiog bus nutraukta atranka. O jeigu nebus atrankos, nebus kaip patekti šitą serverį. O jeigu nebus kaip patekti šitą serverį, jūs jį negalėsit patekti, nes IPO niekas nežinos, niekas niekam neišduoda IPO. Tai jeigu jūs nežinosit IPO, jūs negalėsit ateiti į šitą serverį ir čia žaisti. Net jeigu jūs norėsit ir labai gražiai prašysit. Nope, atranka baigėsi, sorry. Time out. Viskas. Gal dar ateiti bus, nes čia tas serveris ant tokio gero hosto, data host yra, tai galbūt mes kažką ir darysim su juo. Bet nežinau, aš tiksliai, aš negaliu jum pasakyti. Atleiskit, sorry. Vyrai ir moterys. Tai va, aš dabar grįžtu iki savo namų, čia tiesa tuneliuką užsidengiau, ten Nether Fortressas, jeigu matot. Matot. Ta, laukite kitų video ir kitose video mes susimatysime normaliai. Tai ką, su jumis buvo MC Forsas, jai. Ir visas serveris. Tai yra Gaudvilė, Hoske. Kiti vat žaidėjai tokie. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Nepamirškit like, pakomentuoti, jeigu kažko nesupratot. Ir užsiprenumeruoti, jeigu dar nesat to padarę. Su mano kanalu. Atia! I'm